Okay. Gerai? Let's go. Okay. So now we will talk about some practical strategies to reduce inputs. Tai dabar mes kalbėsim apie praktinės strategijas, kaip sumažinti į sąnaudas. Ačiū. And I would broadly call this integrated nutrient management. Ir aš tai plačiai vadinčiau integruotas maistinių medžiagų valdymas. And integrated nutrient management essentially is about combining many different sources of fertility. Ir integruotas maistinių medžiagų valdymas tai reiškia skirtingų maistinių medžiagų šaltinių panaudojimas. For example, using organic, inorganic and biological sources of fertility. Pavyzdžiui, naudojamas organinių, neorganinių ir biologinių vaisingumo išteklių. Often it brings together some of our traditional fertilizers like compost and manures with modern high analysis fertilizers. Tai dažnai iššaukia panaudojimą komposto ir mėšlo, taip pat kartu su šiuolaikinėmis trąšomis. Taip. And the combination of these two helps to create both quick release and slow release fertilizers. Ir šių skirtingų medžiagų suderinimas padeda sukurti ir greitą paskleidimą, ir lėtą paskleidimą trąšų. And of course, Įsisavinimą, taip. and of course it's a good way to upcycle or reuse waste products like animal manure. Ir tai, aišku, yra geras būdas panaudoti, pavyzdžiui, mėšlą. And integrating these all together can help us reduce our dependency on buying external fertilizers. Ir šių visų trijų panaudojimas kartu gali sumažinti mūsų priklausomybę trąšų pirkimą, cheminių trąšų pirkimą. So although we will talk more about different ways to do this, Nors mes kalbėsime apie daugiau skirtingų būdų tai daryti. one of the very commonly thought about or practiced strategies is just a simple combination of organic with inorganic. Dažniausia ir paprasčiausiai taip praktikuojamas tai yra organinių ir neorganinių trąšų naudojimas. And part of the reason we should be trying to do this is that many of our inorganic fertilizers can have inefficiencies. Ir kodėl mes norime taip derinti, todėl kad kai kurie neorganinės trąšos gali turėti tam tikrų neefektyvumų, taip, nėra efektyvumo pasisavinime, taip pačiu. Although our soluble fertilizers are highly soluble and highly available for plant uptake. Nors mūsų tirpstančios trąšos yra labai lengvai tirpstančios lengvam augalų pasisavinimui. This high availability can also mean that they are highly available for losses. Šis lengvas prieinamumas taip pat gali reikšti, kad veda ir prie lengvo praradimo, lengvų nuostolių. And those losses can be leaching through the soil. Ir tie nuostoliai gali bėgti per dirvą or off-gassing into the air. Arba išgaruoti į orą. And these losses mean that these fertilizers are a double-edged sword. Ir šie nuostoliai reiškia, kad šios trąšos yra ir naudinga, ir žalinga vienu metu. And if we look at some of the nutrient use efficiencies of some of the common major nutrients. Ir jeigu mes pažiūrėsime į maistinių medžiagų panaudojimo našumą, we see that often many of the products that we use only a very small amount actually gets into the plant. Pamatysime, kad dauguma produktų, kuriuos mes naudojame, tik labai maža dalis patenka į patį augalą. Nitrogen, of course, is a very important one because we use a lot of nitrogen fertilizer. Taip, azotos trąšos mes labai dažnai naudojam, tai labai svarbus elementas.
but often only around 50% of what you apply actually ends up in the crop. Bet tik tai apie 50% to, ką jūs naudojate, atsiduria augaluose. That's not to say that the other 50% is lost. Tai nereiškia, kad likusiai 50% yra nuostolis. Some of it is held in the soil. Kažkoks kiekis yra užlaikomas dirvožemyje. In the soil organic matter or the soil organisms. Pačios dirvos organinės medžiagas arba mikroorganizmuose. But yes, some of it can also be lost. Bet taip pat dalis jo yra prarandama. Now, phosphorus is another nutrient that is not so prone to losses, but very prone to lockups. Fosforas yra dar viena dažnai naudojama medžiaga, kuri nėra tokia linkusi į praradimus, bet į užakinimus. So phosphorus, of course, will bind to other nutrients and become unavailable to the plant. Tai fosforas susijungs su kitom maistinėm medžiagom ir taps nebeprieinamas augalams. Now, we can lose phosphorus from the farm primarily through soil erosion, physical removal of the soil. Ir dalis fosforo yra prarandama per dirvos eroziją, tai yra dirvos fizinį praradimą. But it is those lockups that are much more concerning, and meaning that phosphorus fertilizers often only it's 10, 15 or 20% of what we apply enters the plant. Bet fosforo užsirakinimas yra pati didžiausia problema ir todėl tik tai apie 10, 15, 20% panaudoto fosforo patenka į augalus. And if we look at some of the trace minerals, we can see that they also have very low efficiencies. Ir kai pažiūrėsime į kitus mineralus, galvoju, kaip trace mikroelementus, tai jų labai mažai atsiduria augaluose. And this is because they are required in very, very small amounts. Ir tai yra dėl to, kad augalams jie reikalingi labai mažais kiekiais. And when we apply them to the soil, ir kai mes juos panaudojame dirvoj, they are also highly prone to these lockups. Jie taip pat yra labai linkę užsirakinti before the plant can access them. Su kitais elementais prieš augalui pasiekiant juos. And this is one of the reasons that it is common to apply trace microelements through the foliage, through the leaf. Ir todėl yra labai dažna praktika, kad šie mikroelementai yra pateikiami augalams per lapus. Okay, so first strategy here. Pirma strategija is to always apply carbon source with any of your fertilizers or pesticides. Tai yra visada panaudoti anglies šaltinį su jūsų trąšomis. This is an excellent stepping stone strategy. Tai yra labai puikiai pereinamo etapo strategija. Where you do not have to change anything else that you do. Kur jums nereikia keisti nieko kito, ką jūs darote. Just add a carbon source whenever you're doing it. Tik tai įdėti anglies šaltinį, kai jūs tai darote. And when we add a carbon source to it, particularly to our fertilizers, that carbon is like a sponge. Taigi, kai mes pridedame anglį prie mūsų trąšų, anglis yra kaip kempinė. And that sponge has a lot of charged surfaces. Ir ši kempinė turi daug pakrautų paviršių, aktyvių paviršių. That will bind to that nutrient and make it more stable. Kuri prisijungs prie maistinių medžiagų ir padarys jas stabilesnėmis. In an example of nitrogen, now this stabilized nitrogen is less leachable. Kaip pavyzdžiui, azoto pavyzdžių, šitas stabilizuotas azotas yra mažiau prarandamas. Or this nitrogen is less prone to off-gassing. Arba šis azotas yra mažiau linkęs nugaruoti.
Similarly to phosphorus, if we bind phosphorus up with carbon, now that phosphorus will be less likely to lock up with other nutrients. Ir panašiai su fosforu, jeigu fosforas susijungia su anglimi, jis taip pat bus mažiau linkęs nugaruoti ir užsirakinti su kitais elementais. So when I say carbon sources, these are examples of what I mean. Ir kai aš kalbu apie anglies šaltinius, tai čia yra pavyzdžiai, ką aš turiu omeny. It could be as simple as molasses or sugar. Molasses. Kaip? Melasa. Tai gali būti kaip pavyzdžiui paprasti dalykai kaip melasa ir cukrus. Humic substances such as humic acid or fulvic acid. Humuso medžiagos kaip pavyzdžiui humuso rūgštis arba fulvinė rūgštis. Ačiū. Amino acids or protein hydrolysates. Amino rūgštis ir proteinų hidrolizatai. Can you have some examples? Yeah, I was going to. Yeah. So this would be made from anything high in protein. Tai būtų pagaminta iš bet ko, kas turi daug proteinų. Animal sources could be made from fish wastes or livestock wastes. Gyvulinės kilmės tai būtų pavyzdžiui iš žuvies. So some of the fish waste products or Taip, žuvies atliekos. I mean, yes, but not for organic nitrogen, not amino acids. It has to be high protein. Turi būti didelis, daug baltymų, taip, daug baltymų turinčios augalinės kilmės medžiagos. Gyvulinės, atsiprašau, kilmės medžiagos. Bones are still good for calcium or phosphorus or nutrients. Kaulai yra gerai dėl kitų priežasčių, dėl kalcio, bet čia kalbama apie daug baltymų turinčios gyvulinės kilmės medžiagas. Plant sources could be leftover legume grain or waste products. Augalinės kilmės tai būtų ankštinių augalų likučiai. We could also use whey from cheese making. Taip pat galima naudoti išrūgas iš pieno gamybos. Anything can be hydrolyzed or digested back into amino acids. Viskas, kas turi daug baltymų, gali būti hidrolizuota ir panaudota dirvoje, kas virs į amino rūgštis. We can also use kelp extracts, seaweed products. Taip pat jūros dumblių ekstraktai. Other plant extracts and botanicals. Taip pat kitų augalų ekstraktai. Or other biostimulants, and there are many, many different compounds out there. Ir taip pat kiti biostimulantai ir jų yra labai daug įvairių rinkoje. The convenience of something like molasses is that it is very common and easy to source. Patogumas melasos yra, kad ji yra lengvai pasiekiama ir lengvai panaudojama. And I'm sure things like humic substances or kelp should be pretty easy to source here too. Ir taip pat humuso medžiagos ir jūros dumblių medžiagos turėtų būti lengvai pasiekiamos ir prieinamos. Now, dry sources of carbon sausi anglies šaltiniai can be things like compost or manures, kompostas arba mėšlas, or biochar, bioanglis, or again humic and fulvic powders. Vėlgi humusiniai arba fulviniai milteliai arba granulės. When we combine those carbon sources with fertilizers, we slow the losses. Kai mes panaudojame kartu su trąšomis šios anglies šaltinius, pasiekiamas stabilumas. Here we are comparing straight urea versus urea with a carbon source added. Čia mes palyginame panaudojimą
karbamido trąšų su rudos anglies ir karbamido trąšų. Taip. And you can see the thick arrow here, meaning lots of nitrogen is being released and only a small amount is being stored. Ir kaip matote, čia yra stora rodiklė žemyn, kas reiškia labai daug išskleidžiama, bet labai mažai, plona rodiklė į viršų labai mažai išlaikoma. But when we combine it with that carbon source, we are storing more of the nitrogen, producing slower release. Ir kaip matote, kai yra sujungiama su anglies šaltiniu, tai yra išsaugoma daugiau ir prarandama mažiau. And of course that slow release means that we are timing the release of the fertilizer through the whole season. Ir ta sulėtėjusi sklaida trąšų reiškia, kad trąšos panaudojamos per visą augimo sezoną ilgiau. And this provides better synchronization of supply and demand. Ir tai suteikia geresnį suderinimą pareikalavimo ir tiekimo. This also means that the carbon stabilization will hold nutrients and keep them in the root zone. Taip pat tai reiškia, kad anglies stabilizavimas užlaikys maistinės medžiagas dirvožemyje. And where we don't have those carbon stabilizers, more of the nutrients will leach through. Ir jeigu mes neturėsime šių anglies stabilizatorių, tai daugiau maistinių medžiagų bus prarasta. So we can use liquids to coat our fertilizer granules. Taigi galima panaudoti skysčius padengti mūsų trąšų granulės. And we could do this with things like concrete mixers. Ir tai galima daryti su paprastom maišyklėm. But most commonly would be to transfer granular fertilizers up an auger. Bet dažnesnis būdas būtų sraigę padengti, išmaišyti. And dribble liquid onto those granules, and as they go up the auger, they will rub the liquid onto the granule. Ir lašinti skystį ant granulių, ir kai jos keliaus į viršų sraigę, taip visos granulės bus padengtos skysčiu. And this way we get a coating of the carbon source around each and every granule. Ir taip kiekviena granulė yra dengta anglies šaltiniu. And Medžiaga. they solubilize together and can stabilize. Ir jos stabilizuojasi kartu. Okay, I'm going to talk about two examples of how carbon, the mode of action, and how carbon can stabilize nutrients. Dabar kalbėsiu apie du skirtingus atvejus, kaip anglis gali stabilizuoti veiksmą. And this first example is simply mixing molasses with nitrogen and phosphorus. Ir pirmas pavyzdys tai yra sumaišyti melasą su azotu ir fosforu. In a liquid fertilizer system. Skistoje trąšų sistemoje. And simply, this study is from Australia in a very light sandy soil. Šis tyrimas yra iš Australijos, iš labai lengvos smėlėtos dirvos. And when they combined molasses with the fertilizers, ir kai jie suderino melasą su trąšomis, that molasses, which is a highly digestible, highly available carbon food source, ir melasą, kuri yra lengvai yranti ir lengvas maistinių medžiagų šaltinis, that molasses stimulated the soil biology, skatino dirvos biologiją, and stimulated that biology to eat the fertilizer. Ir skatino šią biologiją valgyti trąšas. Because bacteria in the soil, they also require essential nutrients. Todėl, kad bakterijos dirvožemį joms irgi reikia tų būtinųjų mikroelementų. Just like plants do, just like we do. Kaip ir reikia augalams, kaip ir mums reikia. And so we stimulate the biology to eat the fertilizer and store the fertilizer in their bodies.
Taigi mes stimuliuojame biologiją valgyti trąšas ir sandėliuoti tas trąšas savo kūnuose. And when that nutrient is in the body of the organism, Ir kai tos maistinės medžiagos yra gyvo organizmo kūne, it will not be prone to leaching or off-gassing. tai jos nebus prarastos nutekant arba išgaruojant. And when that organism dies and decays, Ir kai šis organizmas miršta ir yra, then the nutrients are released. tada maistinės medžiagos paskleidžiamos. And this provides a slow release mechanism. Ir tai užtikrina lėtą sklidimo mechanizmą. And in this study where they compared straight fertilizer versus fertilizer plus molasses, Tai ir šiame tyrime, kur buvo panaudotos trąšos ir taip pat trąšos su melasa, they demonstrated that the molasses treatment was able to keep nutrients in the soil for 17 weeks longer than without. Šis eksperimentas parodė, kad trąšos su melasa išlaikė maistinės medžiagas dirvoje 17 savaičių ilgiau. They also did a nitrate leaching experiment Taip pat jie darė nitratų nutekėjimo eksperimentą, where they compared adding nitrate to nitrate plus molasses. Ir jie palygino tai bandydami sumaišyti nitratus su melasa. And they demonstrated that the molasses stimulated the microbes Ir jie parodė, kad melasa stimuliavo mikrobus to immobilize or to eat, su vartoti yes. 18% of that nitrate within 2 hours 18% nitratų per 2 valandas and 95% of that nitrate by day 4. ir 95% nitratų per 4 dienas. And when they stimulate the bacteria to eat that nitrate, Ir kai jie stimuliuoja bakterijas suvalgyti nitratus, you can see that the nitrate leaching drops right off. Matosi, kad nitratų nutekėjimas visiškai krenta žemyn. So we're demonstrating a mechanism here by which that molasses helps the biology to eat the fertilizer and stabilize it. Tai mes demonstruojame metodą, kaip melasa padeda mikroorganizmams sulaikyti maistinės medžiagas dirvoje ir stabdyti nutekėjimo, nugaravimo procesus. Here we have another example of adding zinc sulfate and molasses to a urea granule. Tai dabar yra pavyzdys zinko Sulfate. Cinko sulfato ir melasos su junginis su karbamido trąšomis. Aš turiu užsirašyti tą žodį karbamido. Like similar to this. Panašiai kaip šis procesas. And we are measuring the release of the nitrogen from that granule. Ir mes matuojame azoto sklidimą iš šios granulės. So the blue line is pure urea. Taigi mėlyna linija yra grynas karbamidas, Quickest release. greičiausias sklaida. The red line is where they added just zinc sulfate. Raudona linija, kur jie pridėjo tik tai cinko sulfatą, A little bit slower release. šiek tiek sulėtėjusi sklaida. And the green is where they added zinc plus molasses. O tai žalia linija, kur yra pridėtas cinko sulfatas ir melasa. And you can see we are slowing the release rate of that fertilizer. Ir matosi, kaip sulėtinamas šių trąšų sklidimas. We can also see that where we added the zinc plus molasses, we have the highest level of nitrogen being held in the soil. Ir matosi, ten, kur buvo pridėtas ir cinko sulfatas su melasa, buvo didžiausias azoto išlaikymas dirvoje. And over here we are measuring the microbial biomass. Ir čia mes trečiam matuojame mikrobinę biomasę.
And you can see here where we have the molasses, the highly digestible carbon food source. Ir ten, kur yra melasa, lengvai virškinama maistinė medžiaga, We have the highest amount of microbial biomass. mes turime didžiausią mikrobinę biomasę. And more microbial biomass means more microbes to eat the fertilizer and store it in their bodies. Daugiau mikrobinės biomasės, tai reiškia daugiau išsaugojimo medžiagų, tų medžiagų dirvožemyje, So again, užlaikymo. molasses can also be added to fertilizer granules. Taigi melasą galima pridėti prie trąšų granulių. Now, the mode of action of molasses is different from the mode of action of humic substances. Tai, melasos veiksmingumas skiriasi nuo humuso medžiagų veiksmingumo. The mode of action of humic acids and fulvic acids Humusinių, huminių ir fulvinių rūgščių veikimo principas is the fact that these carbon compounds are more like a sponge. Juose anglies elementai yra labiau kaip kempinė And they have these charged surfaces ir jos turi tos pakrautus paviršius, that can bind to the nutrient. kurie lengvai prisiriša prie maistinių medžiagų. So the mode of action here is more so to bind and hold and stabilize. Taigi procesas veiksmo yra prisirišti prie maistinių medžiagų ir išsaugoti maistinės medžiagas. And these larger molecules are less leachable in the soil. Ir šios didesnės molekulės mažiau nuteka dirvožemyje ir tirpsta dirvožemyje. O sera ne tą patį vaidmenį atlieka kaip cinko sulfatas ar Doesn't sulfur do the same as zinc sulfate? It can also, yes. Taip, gali. Yeah, yeah. Taip pat. Okay, so strategy 1, just add carbon to whatever you do. Taigi, pirma strategija tai pridėti anglį prie to, ką jau jūs darote. So maybe you shortly mention about biochar powder applying. No, but I can give an example of just this one again. So biochar is another option in which you can dust or coat your fertilizer granules with biochar. Tai anglis yra kitas būdas, kaip jūs galite padengti granulės. Panašių principų, kaip jau buvo paaiškinta. And the mode of action of that biochar is more similar to humic substances, big sponge. Ir bioanglies veikimas yra panašesnis į huminės ir fulvinės poveikį, veiksmo procesas. Taip. But it is an efficient way to use biochar because small amounts of the powder can coat the granules. Tai yra našus būdas naudoti bioanglį, nes mažos dulkelės padengia trąšų granulės. And this is much more efficient than trying to apply large quantities of biochar to the soil. Ir tai yra žymiai našiau negu bandyti panaudoti didelius bioanglies kiekius tiesiogiai į dirvožemį. Some of the other ways I know farmers are using biochar is feeding it to cattle. Kitas būdas, kurį žinau, kad ūkininkai naudoja bioanglį, tai yra šerdami gyvulius. This can also help to reduce methane from the animal. Tai taip pat sumažina metaną iš gyvulio. But the biochar will pass through the animal and come out with the manure. Bet bioanglis praeis pro gyvulį ir išeis kartu su mėšlu. And again we have a big sponge in the manure to bind and hold on to the nutrients. Antrajuojama sumažinama. Ir tada tai jau mėšlas, kuris išeina, dėl anglies jau visi maistiniai
elementai jau yra susijungę su anglimi. Taip.